Pamenu, buvau vakarėlyje ir man vietoj amfetamino papylė druskos, nes galvoju, kad aš esu tokia apsinešusi, kad neatskirsiu, jog ten druska. Ir tai buvo mano pusbrolis ir mano pusbrolio draugas. Ir man tai įkrito į širdį, kad aš iki šiol atsimenu, nors tai buvo prieš 16 beveik metų. Net baisiausiam savo priešui nelinkėčiau patekti į pragarą. Kai gyveni Dievui, Viešpats suteikia supratingumą ir išminties. Ir sekant Dievą, tu supranti, kad žmogus nedarytų blogo, jeigu jis būtų Dieve. Kol žmogus nėra Dieve, jis yra valdomas įvairių dvasių. Ir tos dvasios pakiša mintis, tada žmogus pasiduoda toms mintims ir tada seka veiksmai. Aš taip pat vis dar vargstu ir mokinuosi teisingai gyventi šitoje žemėje. Kuo toliau, tuo dažniau aš pastebiu, kad aš pasirenku išmintingus sprendimus. Tai yra, esu lydima dvasios. Yra svarbu suprasti, kad žmogus niekada nėra blogas. Tiesa, mes esam linkę sakyti, kad žmonės yra geri ir blogi. Mes esam linkę cituoti tą Biblijos eilutę, kad nėra nei vieno gero, tik Dievas geras. Bet aš kalbu apie tai, kur yra žmogus ir yra dvasia. Yra vienintelė dvasia, kuri yra tyra. Tai yra Dievo dvasia, šventoji dvasia, Kristaus dvasia, Viešpaties dvasia. Tai yra viena dvasia. Mums jinai yra duota kaip trys, kad mes kaip žmonės galėtume Viešpatį suprasti ir priimti jį. Nes mes turime kūną. Mes nesame tik dvasia. Bet Dievas yra tobulas ir jam nėra nieko neįmanomo. Taip, kad jam įsikūnyti į žmogų. Žodžiu, jis tarsi yra trijose pavidalose, bet tai yra tas pats Dievas, ta pati dvasia. Matot, ką mes laikom priešais. Priešai tai yra tie, kurie, šiaip logiškai mąstant, priešai yra tie, kurie yra priešais mus. Priešinasi, nesutinka su mumis. Bet kai kurie priešai dar mums ir daro piktą. Labiausiai nuginkluoti pyktį yra įmanoma gerumu. Ir kartais tai būna labai sunku, nes tai pareikalauja ilgos kantrybės, ypač jeigu tu ilgus metus meldiesi ir rezultato nematai. Bet yra labai daug liudijimų, kur žmonės savo tikėjimu ir dvasios sekimu iš tiesų pasiekia rezultatą ir įvyko stebuklai. Ir žmonės pasikeičia, ir gyvenimai pasikeičia. Nėra nieko neįmanomo Viešpačiui. Ir aš tikiu, kad ir mano vaizdo įrašus žiūrintis nors kažkiek susimąsto apie Dievą. Gal jums kol kas ir kelia juoką, jeigu dar nesate su Dievu ir jūs galvojate, kad viskas, kas susijęs su Biblija, yra išmislas. Bet mano gyvenimo istorija rodo kitaip. Nes aš buvau žmogus, kuris buvo pražuvęs iš tiesų. Ir iš manęs šaipėsi. Pamenu, buvau vakarėlyje ir man vietoj amfetamino papylė druskos, nes galvoju, kad aš esu tokia apsinešusi, kad neatskirsiu, jog ten druska. Ir tai buvo mano pusbrolis ir mano pusbrolio draugas. Ir man tai įkrito į širdį, kad aš iki šiol atsimenu, nors tai buvo prieš 16 beveik metų. Ir žinot, ta prasme, žmonės keičiasi. Nors pasaulyje dažnai sako, žmonės nesikeičia, žmonės keičiasi, jeigu jie pažįsta Dievą. Kai kurie keičiasi sąmoningai, savo jėgom, savo protu, bet matot, vienas Dievas yra teisus ir vienas Dievas teisia teisingai. Žinot, kartais sunku paaiškinti taip, kad visi suprastų, ką aš kalbu. Visi tai turiu omeny ir atgimę, ir neatgimę, ir ieškantis, ir ateistai. Mano kanalas yra tam, kad bandyt pasiekti kitus, bet aš tik dalinsiuosi savo įžvalgomis, savo Kristaus sekimo patirtim ir savo istoriją. O jūs atsirinkit. Bet žinokit, kad Viešpats nenori nė vieno mirties. Ir mes kiekvienas turime sielą ir kiekvienas atsakysime už kiekvieną veiksmą ir už kiekvieną žodį. Nes Dievas yra šventas ir teisingas. Ir jis nenori ne vieno pražūties, dėl to jisai sako, štai, skaitykite mano žodį. Ir jis kviečia, kad ateiti. Matot, nuodėmė atrodo patraukli tol, kol tu esi nuodėmėje. Kai tu išlipi iš to, tu visiškai nebenori nuodėmės.
kai tu supranti, kokia yra iš tiesų žala tau. Susitiksime kitame vaizdo įraše.